Sveikiname visus atvykusius į Ateitininkijos 115 metų šventę Vilties keliu. Linkime jums per šią šventę daug progų pamastyti, pasiklausyti įdomių temų, atsinaujinti tolimesniai veiklai ir pabendrauti su naujais ir senais draugais ir pažįstamais. Bendros pastabos, prašau per visą šventę nešioti savo pakabukus. Nepamirškite, yra išspausdintas leidinys, rūbinė yra skersai koridoriaus. Šeimyniškai dalyvaukite susirinkime, padėkime vieni kitiems su nurodymais į sesijas ir šiaip bendrai tvarkai. Irgi prašau patildykite telefonus programos metu. Jei turėsite klausimų, prašau kreiptis į tuos, kurie nešioja mėlynus pakabukus. Jie yra dalis ruošos komiteto. O dabar kviečiame tėvą Luką Laniauską invokacijai. Kviečiu visus atsistot, pradėti mūsų šventę, maldą. Aš labai dėkoju ir džiaugiuosi būti kartu su jumis. Esu labai dėkingas tėvui Artūrui Sederevičiui, kuris yra kapelionas misijos, kuris dalyvauja aiškiai kartu, sesė Ignė, kuri irgi kartu dalyvauja ir kiti visi sveiki atvykę į šią nuostabią šventę. Tad melskimės kartu, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gerasis Dieve, dėkojam, kad subūrė mus kartu. Prašom eiti kartu su mumis šiuo keliu, vilties keliu. Palaimink šią nuostabią šventę ir visus dalyvius. Palaimink visus organizatorius ir tuos, kurie tiek darbavosi, kad mes galėtume būti kartu. Ką tik šventę padėkos dieną Viešpatie esam už daug ką dėkingi. Per praėjusius 115 metų ateitininkijos gyvavimo mes esam daug malonių patyrę. Toliau ir laimink, saugok ir būk su mumis. Per Kristų mūsų Viešpatį, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ačiū tėvai Lukai, o dabar kviečiu JAV Lietuvių bendruomenės pirmininkę Editą Buzėnienę tarti žodį. Brangus ateitininkai, svečiai, šiandien susirinkome paminėti 115 metų ateitininkų kelionės. Tai kelionė, kuri prasidėjo iš drąsios minties, iš nuoširdaus troškimo. Jūsų idealai, tikėjimas, dorovė, mokslo siekis ir meilė tėvynei per tiek metų neprarado savo vertės. Šventės pavadinimas Vilties keliu labai tiksliai pasako, kas mus visus suburia. Tai viltis, kuri jungia kartas, stiprina bendruomenę ir įkvepia darbuotis toliau. Jūsų kredo ateitis turi būti visa su tavim, nes be tavęs nėra ateities. Primena, kad tikėjimas ir atsakomybė eina kartu. Šiandien tie žodžiai skamba paprastai, bet labai tiksliai. Džiaugiuosi galėdama būti čia su jumis. Man tikrai gera matyti žmonės, kurie tiek metų nuosekliai dirba, bendrauja, augina jaunus žmonės ir perduoda tai, kas jiems yra brangu. Jūs darote daug, be didelių žodžių, bet su dideliu tikrumu. Ir tas atkaklus darbas kuria pagrindą ateičiai, kuria jūs taip rūpinatės. Aš manau, kad ateitininkų principai turėtų būti kiekvieno iš mūsų gyvenime. Jie yra ir manajame. Tai gyvenimas pagal krikščioniškas vertybės, pagarba šeimai, tarpusavio šiluma, ryšys su artimaisiais, nuolatinis žinių siekimas, gilumas ir gebėjimas mąstyti atsakingai. Bendruomenės stiprinimas, meilė Lietuvai, jos kultūros puoselėjimas ir atsakomybė ją perduoti ateities kartoms. Manau, kad šios 3 šventės dienos bus pilnos bendravimo, nuoširdžių pokalbių, pasidalėjimų naujų
jėgų ir įkvėpimo tęsti jūsų prasmingą darbą. Tegul mus visus lydi tikėjimas, šeima, žinios, bendruomenė ir tas žodžiais nenusakomas, bet labai brangus jausmas - meilė Lietuvai. Ačiū Jums visiems. Gražios konferencijos. Ačiū labai iš gražius žodžius. O dabar kviečiame Ateitininkų federacijos pirmininką Gediminą Plečkaitį tarti žodį. Brangus broliai ir seserys Kristuje, šiandien mes esame ne tik Pasaulio lietuvių centro salėje, mes esame ant galingo istorijos kalno. 115 metų. Tiek laiko praėjo nuo to momento, kai buvo įžiebta pirmoji ateitininkiška kibirkštis ir žvelgdamas į jūs, susirinkusius čia, iš labai skirtingų kraštų, bet esama vienos dvasios. Matau gyvą įrodymą, kad ta dvasia ir ta kibirkštis tapo negesančių laužų. Šios šventės tema vilties keliu tai nėra atsitiktinumas. Ateitinkija gimė iš vilties. Išgyveno tremtis bei okupacijas, nes mes atpažinome gyvosios dvasios kvietimą būti vilties žmonėmis. Šis susitikimas tai tiltas, jungiantis mūsų išeivijos istoriją su Lietuvos dabartimi, parodantis, kad geografija mūsų dvasiai sienų nebrėžia. Mąstydamas, ko palinkėti jums ir mums visiems, šio garbingo jubiliejaus proga noriu atsigręžti mūsų krikščioniškai pamatą, tris dieviškasias dorybes. Tegul jos tampa mūsų kelionės kompasu. Pirmiausia, linkiu tikėjimo, neformalaus, bet tokio, kuris būtų uola audringame modernaus pasaulio vandenyne. Tikėjimo, kuris leidžia matyti prasmę ten, kur kiti mato chaosą. Antra, linkiu meilės. Meilės, kuri nėra tik jausmas, bet veiksmas. Meilės artimui, savo bendruomenei ir savo tėvynei. Juk ateitininkų istorija tai meilės Lietuvai ir bažnyčiai istorija. Ir svarbiausia, šiandien linkiu vilties. Viltis ateitininkui nėra pasyvus laukimas, kad viskas bus gerai. Tai aktyvus žinojimas, kad mes patys su Dievo pagalba kūrėme ateitį. Viltis yra inkaras, kuris laiko mus tvirtai, kai srovės bando nunešti. Dažnai kartojame 5 principus, bet ar susimąstome, ką jie šiandien reiškia 21 amžiaus žmogui? Leiskite juos įprasminti kitaip, kaip kvietimą būti pilnutiniu žmogumi. Būti ateitininku šiandien reiškia turėti stuburą. Tai drąsa vadovauti sąžinę, kai aplinkui vyrauja relativizmas. Tai reiškia saugoti savo šaknis, kad galėtume augti į dangų. Neužsidaryti, bet didžiuotis savo identitetu globaliame pasaulyje. Tai reiškia nuolatinį proto alkį ir tiesos paiešką. Mes nesame tie, kurie aklai seka madomis. Mes esame tie, kurie kritiškai mąsto
ir ieško gylio. Tai įsipareigojimas negyventi tik savo. Tai supratimas, kad mano talentai yra dovanos, skirtos tarnauti kitiems. Šeimai, bendruomeniai, valstybei. Tai yra ir mūsų kredo esmė – harmonija tarp proto ir širdies, tarp tradicijos ir modernumo. Mėly bičiuliai, 115 metų istorija nėra pabaiga. Tai tik starto linija naujam šimtmečiui. Žvelgdamas į Šiaurės Amerikos ateitininkų veiklą, į svečius iš Europos, aš galiu būti ramus. Vilties kelias yra tiesus ir tvirtas, nes jo eina tokie žmonės kaip jūs. Išeikime iš šios šventės atsinaujinę. Neškime tą šviesą į savo namus, į savo parapijas, į savo lietuvių mokyklas, į darbus. Prisiminkime ir gyvenkime pagal mūsų pagrindinį tikslą ir šūkį, kuris mus visus sujungia į vieną kumštį. Mūsų misija nėra tik išlaikyti organizaciją. Mūsų misija yra kur kas didesnė. Visą atnaujinti Kristuje. Visą atnaujinti Kristuje. Tegul šis atsinaujinimas prasideda šiandien, čia ir dabar, kiekvieno iš mūsų širdyje. Su 115 gimtadieniu ateitinkyje. Ačiū Jums. Garbė Kristų. Ačiū labai. Dabar kviečiame tėvą Artūrą Sadaravičių Matulaičio misijos vardu pasveikinti. Labas rytas visiems. Gera matyti jūsų čia susirinkusius ir, kaip ir minėjau, Matulaičio misijos vardu visus sveikinu po šiuo stogu. Centro vadovai taip pat jūs pasveikins, bet gera turėti jūs čia. Ir manau, vyresnėji karta džiaugiasi, kad į patikimas rankas perduoda ateitininkijos vairą. Aš džiaugiuosi labiausiai matydamas tuos jaunus žmonės, vaikus, kurie dalyvauja šioje šventėje. Retoje konferencijoje ar susitikime tai pamatysi. Todėl ir turėtume kreiptis miela ateitininkų šeima. Šeimoje mes, kai matome viltį perduoti tai, kuo gyvename naujai kartai, viltis yra stipresnė. To ir linkiu. Per šeimą, per bendrystę, į bendruomenę. Ir tai aš jaučiu Matulaičio misijoje, kada ir šeimoje, ir čia misijoje jūs aukojatės dėl bendro gėrio. Ačiū, kad esate. Gražios visiems šventės. Ačiū ir dabar kviečiu Pasaulio lietuvių centro direktorę Elenos Reklaitės tarti žodį. Labas rytas, mėly ateitininkai, jaunieji ir vyresnieji, šeimos, draugai ir visi žengiantieji vilties keliu. Aš be galo džiaugiuosi jūs visus matydama čia, mūsų bendruomenės namuose. Šių metų suvažiavimo tema vilties keliu labai gražiai atspindi jūsų tapatybę ir ateitininkų misiją. Augti tikėjime, dorybėse, stiprinti bendrystę ir žvelgti pirmyn su drąsia krikščioniška viltimi. Nuoširdų ačiū norėčiau tarti tiems ateitininkams, kurie čia, Pasaulio lietuvių centre, yra nuolatiniai bendrakūrėjai. Kai kas net tiek dažnai, kad jau galėtume jums įteikti simbolinius
gyventojo raktus. O gal net ir čiužinį su pagalve, ar ne? Jūsų veikla ir buvimas tikrai stiprina šiuos namus. Taip pat norėčiau pakviesti. Mūsų durys visuomet atviros bendradarbiavimui ir bendroms iniciatyvoms. Žinome, kad ateitininkai turi ir savo jaukią, veiklę erdvę netoliese. Tikrą gyvą židinį, kuriame gimsta daugybė prasmingų projektų. O mes, Pasaulio lietuvių centras, visuomet džiaugiamės, būdami jūsų platesnės bendruomenės tinklo dalimi. Namais didesniems susibūrimams ar renginiams, kuriems prireiktų daugiau erdvės. Taip pat kviečiame jūs naudotis tuo, kas jau vyksta šiame centre, nuo muziejaus parodų ir kultūrinių renginių iki sportų veiklų, chorų, šokių grupių, mokyklų ir kitų užsiėmimų. Čia verda gyvenimas ir būtų džiaugsmas matyti jūs kaip aktyvius šios bendruomenės dalyvius. Svarbiausia, čia visada rasite draugystę, palaikymą ir atviras širdis. Tegul šis savaitgalis, einant vilties keliu, būna kupinas džiaugsmo, tikėjimo, kūrybos ir bendrystės. Tegul viešpats laimina jūsų darbus, jūsų šeimas ir visus ateities sumanymus. Ačiū, kad esate čia. Dievo palaimos ir nuostabaus savaitgalio. Ačiū labai. Dabar kviečiame Vaivą Čyvienę supažindinti mus su pirmos sesijos prelegentu tėvu Luku Laniausku. Labas rytas, garbė Kristui. Gerai, aš pradėsiu su klausimu. Pakelkite ranką, jeigu jūs nepažįstat tėvo Luko Laniausko. Gerai, tai kreipiuosi į vieną žmogų šitoj salėje. Nejuokauju. Tėvas Lukas, aiškiai, aš Čikagoj visad esu žinoma, iš tikrųjų visur, lietuvių bendruomeniai, kaip tėvo Luko sesuo. Aš dažniausiai vardo neturiu. Jau prieš 4 metus tą patį sakiau ir toliau ir taip yra. Po 4 metų ir dar taip yra. Aš esu tėvo Luko Laniausko sesuo, Vaiva Čyvienė. Bet aš turiu ypatingą patirtį augdama su Luku, tėvo Luku, atsiprašau. Jis taip mane įsakė, reikia sakyti. Ne, aš ką. Būnant jo sesuo, eidama keliu su juo, kaip čia parašytas, vilties keliu. Mes nuo pat mažens aiškiai ėjom tuo pačiu keliu. Aš turėjau ypatingą patirtį kaip sesuo, matydama, kaip jisai atsidavė savo gyvenimą Dievui. Aš manau, mažai žmonių turi tokį patirtį, būnant jo sesuo ar būnant sesuo su kunigu. Tai tikrai atidarė duris į jo gyvenimą, į kunigų gyvenimą, į mūsų tikėjimo gyvenimą. Ir aš tikrai esu nepaprastai palaiminta, turėdama tokią dovaną būti jo sesuo ir eiti tuo keliu su juo. Ir tai jis dabar yra klebonas Clevelando parapijoje Jėzų, kur mano tėvai yra laimingi ir dalyvauti ir yra labai tikrai gyva parapija ir mes laukime jo Čikagoj gal sugrįžtant, ar ne visi? Taip, plojam. Ne, bet tikrai yra garbė būti jo sesuo, yra garbė jį pristatyti šį rytą kaip jūsų pirmu prelegentu, kuris pristatys šios visos ateitininkų šventės temą. Ir manau, daugiau nereikia, tai pristatau tėvą Luką Laniauską. Garbė Kristui.
Kaip gera būti kartu su jumis ir džiaugtis. Ačiū Vaiva už tokį nuostabų pristatymą. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu būti kartu su jumis. Esu palaimintas. Aš manau, kad galima sakyti, kad visi pažįsta ir Vaivą dabar. Ypač čia Čikagoje darbuojantį. Čia tikrai nuostabi bendruomenė ir labai džiaugiuosi, kad galiu būti kartu su jumis. Tai galvojau, kad galėtume pradėti, nes man buvo duoda tą temą pristatyti vilties kelią. Ar ką reiškia eiti vilties keliu? Susirinkę, galvojau, galim pradėti su Evangelijos žodžiais. Susirinkę čia, šitoj šventoj vietoj, kartu, kaip ši bendruomenė, kur geriau pradėti, negu nuo viešpaties žodžių. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir pakaitomis būdėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė viešpaties angelas ir juos nutvieskė viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando. Bet angelas jiems tarė, nebijokite. Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas, rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Ūmiai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija, ji garbino Dievą giedodama. Garbė Dievui aukštybėse, o žemė yra ramybė mylintiems žmonėms. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems, bėkime į Betliejų. Pažiūrėti, kas ten įvyko, ką viešpats mums paskelbė. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šios dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Evangelijos žodžiai mūsų tikėjimo pradžia, tas momentas, kai Dievas tapo žmogumi. Čia, broliai ir seserys, mes esam kartu kviečiami eiti šiuo keliu. Jūs matot, kad piemenys yra tie, kurie buvo pirmieji eiti vilties keliu. Matot, piemenys buvo pirmieji eiti vilties keliu. Suprasti, ką reiškia eiti paskui jį. Ir ateitininkija prieš 115 metų nutarė ir sprendė ypač tame laikotarpį visam pasauliui sakyti, kad jie nori visą atnaujinti Kristuje ir tai darydami, kad jie kartu nori eiti vilties keliu. Vilties keliu. Tai galvojau, geresnės temos negali būti, geresnio būdo apibūdinti mūsų šventę ir šį buvimą kartu, negu per piemenių akis ir sampratą, per jų širdis ir jų supratimą. Kaip tik šį savaitgalį pradėsime švęsti pirmąją Advento sekmadienį. Pradedam ir laukiam tos artėjančios šventės. Kalėdas, ne kalėdų senis. Aš juokauju, jos taip nesakė. O ir gal ir sakė. Kalėdų. Mes laukiam viešpaties atėjimo ir kaip tik per tą atėjimą mes tampam dalyviai šios nuostabios šventės, šio momento istorijoje, kai Dievas tapo žmogumi ir gyveno tarpe mūsų.
ir savo gyvenimo, savo buvimo perkeiti visą istoriją žmonijos. Tuo momentu perkeiti kiekvieną širdį, kad mes vėl prisimintume, ką reiškia būti broliai, seserys Kristuje. Ką reiškia, kad mes esam sukurti pagal viešpaties paveikslą. Ką reiškia, kad mes esam dalyviai išganimo istorijos. Ar mes tą jaučiam? Ne. Ar mes tą išgyvenam? Ne. Bet todėl ir ši šventė. Ši šventė yra tam, kad mes leidžiamės į nuostabų kelią. Mes esam kviečiami palikti savo šeimas, savo apylinkes, savo visą, ką mes turim ir eiti vilties keliu. Tai ką tai reiškia? Pabūkime kartu su piemenimis tą naktį. Kur prasideda ta naktis, mes išgirstam iš Evangelijos, kad yra tamsuma. Yra naktis. Tamsuma, kuri apglaudžia visus, kurie randasi joje. Tamsuma. Pagalvokime apie ateitininkijos istoriją prieš 115 metų, kaip mes ką tik girdėjome. Kas buvo tais laikais? Tamsuma. Kai mes pradedam eiti vilties keliu, mes pripažįstam, kad pirmas momentas yra, kad mes esam susirinkę pasaulyje. Ir tame pasaulyje yra tamsuma. Tas pasaulis dažnai gali būti ir būna tamsus. Mes galim pagalvoti apie Jėzaus laikus. Kaip tik tais laikais žydai buvo persekiojami. Buvo karai. Gyvybės samprata ar prižiūrėjimas ar apsaugojimas gyvybės nebuvo prioritetas. Žmonės dirbo vien tik savo. Mes girdim ir išgirstam iš Evangelijos, kaip karaliai ir valdytojai tai darydavo baisiai. Mes girdim, kad tikėjimas nebuvo centrinė mintis. Skamba panašiai? Taip? Skamba panašiai, kad mes irgi savo laikais, kai ateitininkija prasidėjo prieš 115 metų ir iki šios dienos, ar ne mes kartais gyvenam tamsumoj? Kad pasaulio prioritetai nėra tie prioritetai, kurie veda į šviesą, bet į tamsumą. Ir kaip tas įsireiškia? Mes galim pasižiūrėti į Ukrainą. Mes galim pasižiūrėti į Čikagos gatves, kur kasdien yra šaudimai. Mes galim matyti iš savo kultūros, kad svarbiausia mintis yra vien tik, ką aš noriu ir kas man yra svarbu. Kuo daugiau turto prisikaupt. Mes tai matom, kaip valdo mūsų politikai. Kad mes net šiam krašte negalim susikalbėti priklausant prie kokios partijos mes priklausom. Kartais atrodo, kad tikrai mūsų pasaulis yra tamsumoj. Bet kokiu keliu mes einam? Mes einam vilties keliu. Tai ką reiškia, kai mes esam tamsumoj? Staiga, kaip mes išgirstam Evangelijoje, nutvieskia šviesa. Nutiesia šviesa. Ta šviesa yra išjudėjimas tų piemenų, kad jie tamsumoj gulėdami, būdami, staiga nutvieskia šviesa. Ir ta šviesa juos išjudina.
Ta šviesa jiems sako, atsiprašau dėmesio, nebūkite tamsumoj, yra šviesa. Ir tie momentai jų gyvenime juos perkeitė. Sekantis momentas nuo tamsumos yra šviesa. Aš teigiu, broliai seserys, kad šis pabuvimas būtų kaip ta šviesa. Mus prižadintų. Mums primintų, kad nors yra tamsuma mūsų pasaulyje, yra šviesa. Ir jo vardas? Kaip aš sakau mano mokiniams, mano mokykloje Džeizų parapijoje, dauguma, pagrindinis atsakymas dažniausiai į tėvo Luko klausimus bus Jėzus. Gerai, tai jeigu sakysit Jėzus, tai yra labai geras šansas, kad tikrai gerai atsiliepsit. Ir ta šviesa yra? Jėzus. Ačiū, Jėzus. Ane? Ir jis išjudina mus iš tamsumos. Išjudina mus iš tos nevilties. Išjudina mus perkeis savo gyvenimus. Bet kokia dažniausia mūsų reakcija? Kaip ir piemenų. Mes bijom. Jūs matote, yra tamsuma, pasirodo angelas ir mes išgirstam, piemenys bijojo. Ar tai netiesa? Staiga, kai mes išgirstam Jėzaus kvietimą, reiškia, kad mums reikia ką nors padaryti, perkeisti. Ir mūsų pirma reakcija, ne aš. Kiti. Aš tai negaliu padaryti. Aš tai negaliu atsiliepti. Tai yra per didelė problema. Per sunku. Ir mes norim kitiems perduoti. Ar mes patys liekam tyloje. Tamsuma, šviesa, baimė, bet mes negalime likti baimėje, nes mes einame vilties keliu ir eidami vilties keliu mes išeinam iš tos baimės išgirsti ką? Gerąją naujieną. Angelas praneša, štai gims išganytojas. Iš tos baimės kyla geroji žinia. Mes turime išgirsti gerąją žinią. Mes turime likti toje geroje žinioje. Mes turime būti tie, kurie klausosi. Ir mes turim suprasti, kad mūsų pasaulyje yra labai daug žinių. Mes galim atsisukti savo televizoriuose, ne? Ir matyti tiek žinių. Tiek įvairių balsų, kurie kalba mums ir nuolat mus kviečia jų klausytis. Ar tai nėra tiesa? Aš seku paskui CNN ar Fox News. Aš seku šitą Instagram ar šitą žmogų Snapchat. Daug kas mums kalba ir perduoda žinią, bet mes esam kviečiami į savo baimės klausytis gerosios žinios. Ir ta geroji žinia yra? Okay. Biški geriau. Ta geroji žinia yra? Jėzus. Ir kaip tik angelas apie tą ir kalba. Jo pirmieji žodžiai yra nebijokite. Ir tada perduoda jie gerąją žinią. Brangus broliai seserys, kodėl mes čia esam susirinkę? Mes esam kaip tik susirinkę klausytis gerosios žinios. Dalyvauti mišiose, dalyvauti paskaitose. Išgirsti iš prelegentų, kurie gali mums perduoti gerąją žinią. Ir todėl mes esam susirinkę klausyti.
pasisemti, patobulinti save išklausydami gerosios žinios. Todėl yra būtent svarbu mums šventąjį raštą klausytis ir skaityti. Todėl yra taip svarbu kas savaitę eiti į mišias. Todėl ir mes darom ir veikiam pasisemt ir klausytis gerosios žinios. Bet tai mes turim atrasti, ne, dažnai. Yra labai svarbu atpažinti tuos balsus, kurie mums kalba. Nes yra relativizmo balsas, yra ateizmo balsas, yra consumerist balsas. Ne, tie visi balsai, kurie mums kalba ir sako, kad tai yra tiesa. Mes turim kaip radiją atrasti tą stotį, kuri yra tiesa. Ir ta tiesa yra Jėzus. Jūs matot, mes einam vilties keliu kartu su piemenimis. Tamsuma, šviesa, tada baimė, tada žinia. Ir kai mes išgirstam gerąją žinią, ką mums reikia daryti? Bėgti. Bėgti. Kur? Pas Jėzų. Matot, kokia nuostabi istorija, kaip tik pradėdami advento laikotarpį, mes einam kartu su piemenimis. Mes žengiam vilties keliu ir jie gali daug ką mus išmokyti. Kad taip mes esam tamsumoje labai dažnai. Ir tada kas nors nutvieska mus, išjudina, mūsų pirma reakcija dažnai būna baimė, bet tada iš tos baimės mes pasiliekam ir klausomės, ir tada išgirzdami tą gerąją žinią mes esam kviečiami eiti arčiau prie jo. Ir ne tik eiti paprastai, bėgti. Jūs matot, bėgti yra aktyvi reakcija. Ir tai nuo ateitininkijos pradžios mes esam aktyvūs veikėjai. Evangelija visuomet turėtų mus iššaukti iš savęs, veikti, bėgti, daryti, tikėti. Yra aktyvumas, kuris yra iššauktas iš mūsų, nes mums yra perteikta geroji žinia. Ir kur mums pirmą reikia bėgti? Ne į save, ne į pasaulį, bet bėgti pas jį. Tuomet yra taip svarbu mūsų ateitininkiškam gyvenime, jeigu mes norim perkeisti kultūrą, jeigu mes norim visą atnaujinti jame, mūsų pirmas žingsnis turi būti bėgti pas jį. Ir čia dažnai ir būna mūsų klaida. Mes galvojam, kad mes turime veikti, kad mes tai įveiksim, kad mes turime bėgti į pasaulį. Bet mes negalim bėgti į pasaulį, jeigu mes nepradedam su juo. Ir kaip tai atrodo mūsų maldos gyvenimas? Ateitininkas be maldos gyvenimo negali būti ateitininku. Nes mes kaip ateitininkai tikime, kad centrinė mintis mūsų ateitininkijos yra turėti draugystę su viešpačiu. Tai mes turim praleisti laiko su juo. Broliai, seserys, kaip mūsų maldos gyvenimas? Asmeninis ir visuomeninis. Kiek laiko mes praleidžiam sėdėdami prie Eucharistijos, prie jo maldoje? Jūs matot, piemenys atbėgo pas jį ir pasiliko su juo. Ane? Jie neatbėgo, pasižiūrėjo ir sakė, viskas, taškas, bėgau atgal. Jie pasiliko, nes jie ką nors matė nuostabaus iš tos gerosios žinios. Jie pasiliko su juo.
Tai jūs matot, kaip tik šitą šventę eiti vilties keliu yra eiti su piemenimis, kad jie pasisėmė gerosios žinios ir jie tada irgi praleidžia laiku su juo. Tai kaip tik šioj konferencijoje ir bus laiko pasisemti gerosios žinios ir tuo pačiu pabūti maldoje kartu, mišiose, ar maldoje, ar meditacijoje. Tai turi įvykti kartu. Kad pasisemę gerąją žinią, mes tada bėgame pas jį ir pabūname su juo. Ir tik tada, kai mes pabūnam su juo, ką tada piemenys daro? Jie bėga pasakyti kitiems. Nes jūs matot, jie buvo perkeisti. Kaip tik tame momente, kai jie išgirdo iš angelo, kad Dievas yra kartu su mumis, ar jūs galite įsivaizduoti, ką reiškia tiems piemenims, kai jie pasirodė ir Marija laiko Jėzų savo rankose? Ir kaip šventas Ignacas Lojola per 30 dienų rekolekcijas, yra rekolekcijos ir tame momente meditacijoje, Ignacas Lojola kviečia kiekvieną jezuitą ar rekolektantą įsivaizduoti, kad Marija perduoda kūdikėlį Jėzų tau. Ir tu laikai jį savo rankose. Ir staiga tavo rankose yra Dievas. Ir tome momente, kai tu laikai kūdikį, atrodo, kad visas pasaulis sustoja. Ir tame kūdikį visa visata. Ir laikydami tą kūdikį, tas kūdikis tampa dalis tavęs. Ir kaip Marija buvo kviečiama nešti jį savo įsčiuose, taip ir mes esame kviečiami nešti jį savo širdyse. Nes pabūdami su juo, mes esam tuo perkeisti. Ir tada mes turime bėgti, pasakyti kitiems. Dėmesio. Nėra geresnės dovanos. Nėra geresnės žinios negu Jėzus Kristus. Ir jis atėjo mus išgelbėti. Ir jis gali perkeisti šitą mūsų pasaulį, kad tikrai būtų taika, kad tikrai būtų meilė, kad tikrai šeimos augtų. Tai yra vilties kelio pamatas. Pabūdami su juo, tada mes bėgam kitiems visą atnaujinti jame. Ir tai yra prasmė šio pabuvimo. Aš visada juokiuosi pagalvodamas, jeigu kas nufilmuotų žmonių veidus išeidami iš mišių. Ar jie tikrai galvotų, kad šitie žmonės ką tik priėmė Jėzų ir yra kviečiami perkeisti pasaulį viltimi? Kaip jūs galvojat? Ane? Automobilių aikšteliai, kai pirmas ane? Ar tada tuoj pat mišios susibaigia ir mes grįžtame į savo sąrašą? tą, ką mes turime atlikti, mes grįžtame į savo problemas, mes grįžtame į savo sampratas, ar mes tikrai esam perkeisti? Tai turėtų būti, kad žmogus, kuris stovi prie bažnyčių durų ir stebėtų veidus, turėtų matyti, kaip tvieskia iš jų šviesa, kad mes esam perkeisti nešti viltį, meilę, tiesą, tikėjimą pasauliui. Tas pats ir turėtų būti prie kiekvieno ateitininkų susirinkimo. Ar mes tą jaučiam? Ačiū, Dariau. Ar mes tą matom? Taip turėtų būti. Tai pagalvokime apie tai. Ši konferencija nėra tik šios valandos ir šis laikotarpis dabar. Ši konferencija yra, kad mes eitume vilties keliu ir eiti vilties keliu, kaip ir Betliejuje, yra pamatę ir palaikę viešpatį savo rankose, priimdami jį Eucharistijoje ir išgirstami apie jį gerojoje Evangelijoje,
ar geroji naujienai, mes esam kviečiami švytėti ir dalintis tą realybę. Tai mano prašymas visų susirinkusių šioj konferencijoje yra pasisemti tos žinios. Nes vienu ar kitu būdu ta šviesa nutvieskė mus visus tamsumoj. Ir kai kurie gal iš mūsų net bijojo čia dalyvauti. Kai kurie gal ir galvojo, gal aš nedalyvausiu. Gal aš neatvažiuosiu. Ar bus verta? Ir ta baimė tada yra perkeista, kad jūs esate čia ir išgirstat gerąją naujieną. Yra nuostabu. Aš laukiu ją su jumis pasidalinti ir kiti prelegentai. Ir išgirdę tą gerąją naujieną, mes esam kviečiami bėgti prie jo. Tai po šios paskaitos bus mišios, visi bėgsim. Vidiniai. Ane? Ir bėgti į tas mišias, bėgti prie jo, pabūti su juo, mylėti jį, priimti jį, laikyti jį savo širdyse. Ir tada bebūdami su juo, bėgti į pasaulį, dalintis ir būti perkeisti tuo susitikimu. Tai jūs matot, kai aš meldžiausi ir galvojau, ką aš pasidalinsiu su jumis, kaip mes galim pristatyti vilties kelią, ką reiškia eiti vilties keliu, mes einam kartu su piemenimis. Nuo pat pradžios. Kai jie tamsumoje gulėjo, pamatė šviesą, išgirdo gerąją naujieną net savo baimėje, bėgo pamatyti juo, pabuvo su juo, buvo perkeisti tuo pabuvimu ir tada bėgo kitiems dalintis. Tai būtų šios konferencijos didžioji sėkmė, jeigu mes įgyventume tą vilties kelią. Aš džiaugiuosi, nes ši pasaka, šis prisiminimas yra jau kartojamas 2000 metų. Ir šis prisiminimas jau perkeičia pasaulį 2000 metų. Ir šis vienas įvykis su kai kuriais sekėjais perkeitė visą pasaulį. Jėzus turėjo mažą būrį žmonių. O kiek čia žmonių susirinkusių? Ką jeigu mes tikrai leistumėmės į vilties kelią? Aš tikrai tikiu, kad mes galėtume perkeisti pasaulį. Pradėdami su savo šeimomis, savo draugais, savo kuopomis, bendruomenės, Amerika, Lietuva, visą pasaulį. Tad, broliai seserys, labai laukiau per šias dienas eiti kartu su jumis, su piemenimis, vilties keliu. Garbė Kristui. Dėkojame tėvui Lukui už tokias inspiracijos pilnas mintis apie vilties kelią. Paplojam dar kartą. O dabar kviečiu visus bėgti į Matulaičio misiją šventom mišiom.